Labas vakaras, labas vakaras! Žodžiu, buvau įlipęs į autobusą ir prieš mane taip sėdėjo vienas bičiukas ir jis taip žiūri mane gana piktų žvilgsnių. Ir aš galvoju, kad blemba, kažkas čia vyksta, gal mes pradėsim daužytis. Ir jis taip po to įsitraukė lazdą. Aš galvoju, blemba, rimtai jau kažkas toj bus. Aš įsitraukiu savo irgi jau galvojau, prasiduosim, reikės daužytis. Bet pasirodo, jis tiesiog buvo aklas. Tai aš jam vos neužvažiau, bet gerai, kad jis manęs nematė. Tai kaip ir viskas susitvarkė. Buvau sukęs pas tėvą, tai gana retas dalykas. Ir jisai pažiūrėjau, kad buvo pas jį išmuštas dantis, kas nėra labai reta. Ir aš toksai, tėvai, kaip tu tvarkysi šitą situaciją, nes jis toks pas odontologą varys ir jis toks sako, tai aš įsidėsiu ten tą dantį, pasiema klijus. Ir aš toks, nelaikys, nieko gero nebus. Jis ateina, jis įspaudžia ir dabar įsivaizduokit, po poros mėnesių jis ateina pas dantistą ir pasižiūri, taip sako, nusišypsokit, visi gražus dantis ir vienas kaip pradaros durys. Čia kam? Ai, čia ventiliacija. Čia higieniška labai. Aha, jo, įsivaizduoju. Žinot, visus tos gal esat, kas naudoja TikToką irgi daug kas, ar ne? Jo, paplokit. Aha, nu pusė. Žinot, gal būrėjus kažkokius, ten, kurie būrė visokias ateitis, man išmušė, išmetė tokį Aleksėjų. Ir, ai, kažkas jau girdėjo gal, ar ne? Ir jis ten sako, aš tvarkysiu visas problemas, viskas bus ten gerai, ten reikia tik sumokėti. Ten jis sako, aš tau galiu duoti pinigų, galios, ko tik nori. Ir aš toks, oba, geras. Ir jam norėjau parašyti, gal galėtų man technikinę sutvarkyti. Čia gal tiek daug galios nereikia. Tai irgi sako, už 15 eurų padarysiu. Ir aš toks, oba, geras. Įsivaizduokit, kam reikia eiti pro visus sudėtingus procesus, jūs tiesiog galit būrėjam parašyti. Jums reikia skris kažkur į Prancūziją, ką mokė 340 eurų, 300-400 eurų. Sumokat būrėjams koks 15-20 eurų, skrendat kur norit. Labai patogu. Ir aš turiu šiek tiek porą skolų ir aš galvoju, gal reikia sutvarkyti šitą dalyką, prašau, gal galis, pranaikintas skolas ir sako, viską galiu padaryti už 30 eurų. Ir aš jam pervedu ir jis kaip tikras magas tiesiog pranyko. Jokios komunikacijos. Supratau, kad santykiuose yra labai svarbi komunikacija. Tai taip pat aš išsiskyriau. Dabar, kai išlaikiau teisės, dingo viena iš mano geriausio kabinimo frazių. Gal pavėžėt, nes turiu autobuso abonementą. Galim važiuoti kur tik nori, tik turbūt reikės perlipti. Esu taip pat Tinderio naudotojas, aš nemėgstu tenais eiti, atsirinkinėti, aš viską svaipinu į dešinę ir po to su kuo su mečinu susiderinu. Ir man parašė viena mergina iš Indijos, sako, rašo, žiūrėk, galim nueiti pasimatymą, bet pervest pinigus, atsiųs savo kreditinės kortelės numerį. Ir aš atsiunčiu, daugiau nieko negirdėjau iš jos. Taip pat, buvau dirbęs statybose, jis yra gana sudėtingas darbas ir per pertrauką mes buvom dirbę su draugu, aš pirmas ateinu kambariuką, ten buvo toks bliudelis, ten pilnas putų ir aš galvoju, nieks nepastebės, nusimyšiu. Ir aš nusimižu, ateina draugas ir tą patį bliudelį pasirodo, šalia buvo kraniukas. Jis pradeda su tam kraniuke, ateina, plaunas rankas į tą bliudelį, kur primyžau, plauna rankas, plauna veidą, plauna galvą. Sako, gal nori atsigaivinti? Aš jau atsigaivinau. Žodžiu, nieko nesakiau, nes po to man irgi reikėtų pas dantistą. Ir tą Aleksėjaus paketą būrėjo. Tai taip pat labai sudėtinga šiaip bendrauti su moterim. Man viena draugė buvo atsiuntus 6 nagų nuotraukas, sako, žiūrėk, parink vieną, aš nežinau, kurią įsirinkti. Ir aš taip parenku vieną, sakau, šitą tinka. Ir po 15 minučių sako, ai, pizdų, nusprendžiau kitą. Ir man atrodo, su tokiais žmonėms būtų gana sudėtinga gyventi, nes, pavyzdžiui, reikia rinktis kokį butą ir tada jinai atsiunčia kokius 6 variantus ir aš parenku vieną ir sakytų, ai, pizdų, Ispanijoje gyvenkim. Jo, geras variantas, kodėl, nes jūra, karšta. Tai va. Taip pat buvau dalyvavęs bėgimo maratone. Žiauriai smagu, žiauriai faina, tenais buvo tam tikrų kliučių ir viena iš jų buvo, kur tave krato elektra, tenais yra tokie elektriniai laidai ir aš turėjau pro juos prabėgti. Ir nemeluoju tikrai, aš prabėgau, aš iš tikrųjų buvau šokiruotas. Ja, nes elektra, šokas,
Wow, ja. Čia dabar toks vienas iš eksperimentinių bus. Mano draugas šiaip save vadina higienišku žmogum. Aš atėjau pas jį svečius, irgi tenais viską nusiplovau, ten nebuvo bliudelio, kur primyšta, kai viskas okei. Ir aš ten ateinu, viską irgi prasiprausiu ir pas jį buvo rankšluostis. Aš jį pakeliu ir kitoj pusėje buvo tiesiog šūdo dryžis. Ir aš toks, tipo, apie kokią mes higieną šnekam. Tai sako, viskas gerai, gali naudoti kitą pusę. Čia tau nedrėgna servetėlė, okei? Čia kitų pusių nepanaudosi.